sveiki visi, sveiki atvykę į naują kelionę. Atvykom į Rygos oro uostą. Ateinančias dienas būsim Rygoje ir bandysim pamatyti kuo daugiau visko. Kiek kartų esam buvę Rygos oro uoste, bet niekada nebuvom pačiam centre miesto. Tai va, dabar tokia nauja kelionė. Būsim porą dienų. Važiuosim į oro uostą, mūsų laukia jau vairuotojas apačioj. Ir sėsim tiesiai į taksi ir lėksim iki viešbučio, iki pat centro. Žiūrėsim savo vairuotoją, ar pavyks atrasti ar ne. Tai ką, laukiam vairuotojo dabar. Parašė žinutę, kad už 13 minučių bus. Užsisakėm vairuotoją dėl to, kad buvo įskaičiuota mum į viešbutį, į kainą, ne? Galvom to pačiu pasimsim. Aišku, gali ir su autobusu grįžti. Nu, tai dabar biškį reik dar vairuotojo palauk, mes jau galvom, kai jisai jau čia bus. A few moments later. Nu va, atkeliavom iki viešbučio, atvažiavom. Kiek 20 minučių, ne kokį? 15. Labai greit važiuoju. Čia dabar kaip ir mūsų hotelis turėtų būti, eisim pažiūrėti dabar. Ar rasim kažką viduj? Pažiūrėsim. Nu va, sveiki, sveikinuosi iš viešbučio kambario. Žodžiu, galim parodyti nuo pat pradžių, tai čia vat įeini, grindys tokios įdomiaus stiliaus, tokios vintažinės. Aistė dėliojasi daiktus. Čia yra televizorius, biškį gėlių, vat langas, labai didelė lova. Viskas labai jaukiai, gražiai padaryta, su apšvietimais. Viskas iš tikrųjų net nustebom, kad tiek daug vietos kambarį yra, kaip ir vienam žmogui. Jo, tai ir spintos, ir batams susidėti, ir stalas. Pridėta ir arbatėlių, ir kakavų, visko gali čia gerti. Ir net kavos aparatas, arbatinukas yra. Stalčiukai čia. Kas retai irgi būna, va čia būna ir minibaras irgi, vat. Čia irgi, vat, pavyzdžiui, spintoje irgi sudėti tokie įdomus dalykai, vat, pavyzdžiui, kaip ausų krapštukai. Batam įsimauti šitas, va, vienkartinis, viskas irgi, va, brandinis. Nuimti puką, man atrodo, toksai. Ir dar maišelis, žiūrėk, pridėtas, va. Seifas yra, šlepkės yra, net lygintuvas yra. Tai žodžiu, tiek daug, aš neprisimenu, kada esam gavę viešbutį čia vos ne kaip ne Turkijos Tiek vietos, lygiai. nes va taip pripratę, paaiškiai. Ką? Taip, tiek vietos tikrai nesam turėję. Slovėnijoje, kai buvom prieitą kelionę, tai aplink lovą nėjo apeiti. Žodžiu, čia buvo jau stalas. Šitoj vietoj buvo stalas, tai reikėjo lipti per lovos viršų. O čia tai super. Čia va tualetas toks, nu tualetas toks paprastas. Tualetas, dušas visai nedidelis, bet neblogai. Langas, va. Nu, čia žodžiu toks vidinis kiemelis, aš nežinau, dar gal čia kažką remontuoja ar kokį velnį. Ten sėdi kažkokie va tokie įdomus žmonės, va daužo stalą. Ten jau žmonės va eina, renkas, aš nežinau. Taip nes nežinom naktį, kai bus. Sakau, susimetam porą daiktų į kuprinę ir varysim biškį atsisėsti kažkur, gal kažką atsigerti ar kažką tokio, nes po 9:10 jau vakaros, tai jau čia toj nusileis saulė ir baigsis viskas. Tai va, ruošiamės. Nu, čia kaip koridorius atrodo pagrindinis. Žiauriai gražus stilius. Čia mūsų kambarys pats. Pats paskutinis. Dar buvo bairis, kad įsibrovė į mūsų kambarį. Administratorius atėjo. Sako, oi, ne čia pataikiau. Labai atsiprašau, sako. Kiek kambarių į priekį? 30 kambarių, labai daug kambarių. Nu va, žodžiu, į centrą atkeliavom. Biški veiksmo vyksta. Čia tokia kaip ir pagrindinė gatvė eina va čia iki pat galo. Iki Laimos laikrodžio, ten ir Laimos laikrodis, o kitoj pusėje yra jau pats centras, žodžiu. Čia barai, restoranai visokie. Nežinau, einam biškį aplinkui, pasižiūrėsim kas gero, nes toj sutems už pusę valandos. Čia žiūri kažkokiu va turgus, neturgus, kas čia. Bet jo toks biškį keistas jausmas man primena, atrodo, kad čia esu lyg Lietuvoj, lyg ne Lietuvoj. Toksai iš architektūros, iš gatvių, labai Lietuvą primena žiauriai. Jo, ir lietuvių labai daug girdėjom, praktiškai ant kiekvieno kampo lietuvių yra. Tai pažiūrėsim, 2 dienos pilnos. Kažką pamatysim įdomaus. O dabar paslampinėsim, pažiūrėsim, kaip vakarinis miestas atrodo.
žodžiu, atėjom čia iki pačio pagrindinio centrinės aikštės, bet aš nežinau, čia galim vaikščioti, čia šiaip atrodo kaip kelias. Čia abejoju ir galim vaikščioti. Tai čia yra Laisvės statula Latvijos. 42 metrų aukščio statula, kuris simbolizuoja visus mirusius žmonės, kurie kovojo dėl nepriklausomybės. O čia prie pat statulos atėjom. Galim prie pat prieiti. Nu, va, gali sakyti labas iš Rygos centro. Labs iš Rygos centro. Nu, va, atvarėm prie Rygos nacionalinės operos. Čia toks parkelis padarytas. Į vidų neįleidžia. Ne, į vidų nieko neįleidžia. Čia dar kaip atrakciją galim padaryti, o čia galim plaukti šitą upę. Gali plaukti su, nežinau, vandens dviračius ar nuomoja, bet man atrodo su tokiais, su elektriniam valtim gali, man atrodo, plaukti. Einam tikrinti, radom Rimivą. Ar dirba, ar nedirba, sakom, iki 11 valandos gali dirbti. Jis jau dabar yra po 10:15. Žodžiu, į Riminų jie mane ir kas ten buvo? Parduotuvės dirba iki 20. Parduotuvės iki 23 valandos ir jo, ir sekmadieniais dar dirba, ne? Tai dabar pasiėmėme Mes kokteilius esame tokius. atpratę nuo parduotuvės. Kas yra įdomiausia, sakau, kad čia mūsų viešbutis, tai yra mūsų kambarys va šitoj vietoj. Nu, biški muziką pamuš iki 12. Nu va, atsigėrėm kokteilių, dabar keliaujam atgal į savo viešbutį, jau 12 nakties. Va čia pabuvom alaus vietoj, keliaujam į viešbutį ir eisim miegoti. Pasibuvom šiandien šeštadienio vakaras, tai labai daug vyksta veiksmo čia pas mus. Tai va, pirma diena kaip ir užbaigta. Ate. Labas rytas iš Rygos centro. Atsikėlėm anksti ryte, pusryčiai buvo tik nuo 7:30, man atrodo. 7:30 valgėm kitam pastate. Nu, pusryčiai restorano lygio, tai realiai tenai pasirinkimas žiauriai didelis, platus, visko iš tikrųjų yra ir... Silkės net ir pusryčiai. Jo, miegojom gana normaliai, nors užmigti gana nėjo taip lengvai, kadangi čia barai, restoranai aplinkui, čia vakar šeštadienio vakaras buvo. Tai va dabar einam čia biški paslampinėsim po Rygos senamiestį. Nu, yra šiandien planas Rygą pačią pamatyti, patį centrą bent jau. Kiek įmanoma daugiau per vieną dieną. Dabar biški tokia ramybė, kadangi vis tiek sekmadienio rytas, žmonių daug nėra, tai dabar gali ramiai pravaikščioti, žinai. Šiandien be to praneša virš 30 šilumos, tai kepins biški saulytę. Tai va pirmą objektą, kurį einam apžiūrėti, tai yra kakių namas. O katė kakojanti. Visada Viktoras. Tai jo darbas toks.
Nedarbas, o malonumas. Čia yra šalia manęs katedra, ten yra prie pat Seimas ir yra užrašas su Rygo. Čia, žodžiu, pagrindinė nuotrauka visi daros, kas į Rygą atvažiuoja. Visa didelė aikštė, tokia plati aikštė su užrašu ir čia yra centrinė katedra. Katedra atidaro tik tai nuo 2 dienos iki 5 vakaro, tai žodžiu, 3 valandas te duoda įeiti tą laiko tarpą mažą. Atvykom į kitą pagrindinę aikštę, žodžiu, čia yra Rotušės aikštė, tai gali matyti įspūdingą pastatą. Va. Čia yra pagrindinis pastatas Rotušės, va čia tokia aikštė, čia su statula. Va dabar bandysim eiti, nežinau, užsikelsim ant Švento Petro bažnyčios bokšto. Marosi Rotušės aikštė įeiti negalim, ne, kaip manai? Atidaryta, ne? Nu pažiūrėsim, gal įeisim. Esam atverti. Na va, atėjom į vidų. Čia biški mišios vyksta, kadangi šiandien sekmadienis. Mes bandysim į bokštą pirmą patekti, kol dar žmonių nėra labai daug. Ieškom ekskavatoriaus dabar. Va. Užkilom ant viršaus. Su darbuotoju turėjom kilti viršų. Tai dabar toks va vaizdas atsiveria nuo Švento Petro bažnyčios bokšto. Čia dabar pro Rygą teka upė, kuri vadinasi Daugava. Čia va tas pagrindinis tiltas, kuris veda iš miesto lauk. Ir čia yra biblioteka, miesto biblioteka, kuri dėja šeštadieniais, sekmadieniais yra uždaryta. Tai galim tik tai iš išorės pažiūrėti, tai gal dar nuvažiuosim tenai apžiūrėti aplinkui. O čia yra geležinkelio tiltas, čia važiuoja traukiniai visą laiką. O čia va gali matyti televizijos bokštą, kuris nuo 2019 metų yra iki dabar vis dar uždarytas, dabar ir 23. Prižadėjo, kad remontuos apie 5 metus kažkur, tai jau turėtų kaip ir atidaryti. Kas dar įdomu apie šitą bokštą, kad jis yra už miesto ir jis yra pats aukščiausias bokštas Europoje. Jo aukštis yra 368 metrai, nerealiai aukštas. Iš čia dar taip neatrodo, bet kai prie pat prieina, aš įsivaizduoju. Nu tai kaip įspūdžiai nuo viršūnės? Gražu, net vėjas labai didelis. Vėjuota. Kažkaip atrodo, kaip mieste būni, kad vėjo nėra, viskas normaliai, nei biškučio vėjo net nesijauti, bet užkilom į viršų, kai pradėjo varyti. Jo, visa Ryga atsiveria, gali visas vietas pamatyti, kur šiandien eisim, dar užsižymėjęs, kur esu. Nu va, buvom biški suvenyriniai, nusipirkom magnetuką kaip ir kiekvienoje kelionė. Dabar esam prie Juodų galvų muziejaus. Tai galvojam dabar eiti ar neiti vidų. Ką įdomus pamatė? Latvijos prezidentus, Angelas Merkelis, Dajas Grybauskaitės darbo vizits į Svietkų salę.
Kas įdomiausia, tai čia yra paveikslas su Vokietijos Liubeku. Atėjom į balkoniuką juodųjų galvų namo. Tai kas įdomiausia apie šitą visą istorinį pastatą, tai kad jisai per antrą pasaulinį karą buvo visiškai suniokotas, užsidegė, sudegė ir tenai visos vertybiniai popieriai, visos brangakmeniai, visi brangenybės, kurios buvo, viskas sudeginta. Tada parengė atstatymo projektą, žodžiu, rekonstrukcijos projektą ir labai ilgą laiką rekonstravo šitą pastatą ir tik 1999 metais baigė rekonstrukciją ir atidarė. Žodžiu, nuo antro pasaulinio karo iki 99 metų vyko rekonstrukcija. Su visais projektais ir taip toliau. Apačioje gali matyti liekanas, kaip atrodė anksčiau visas tas pastatas, o va čia jau viršuje yra viskas moderniai padaryta, tos salės, svečių priėmimo, atrodo su paveikslais, tos erdvės didelės išpaišytos, klubo sienos, veidrodžiai, įspūdingo dydžio, apšvietimas, lempos, liustros, atrodo tiesiog žiauriai gražiai. Ta visa erdvė ir didybė labai persiduoda gražiai. Dabar išėjom čia į balkoniuką, čia toks balkoniukas yra. Čia va žmonės dažniausiai fotkina iš lauko šitą pastatą iš priekio, nes kadangi čia va priekis yra. Žodžiu, praėjom šiaip ne taip tiltą, pagrindinį šitą, kur iš miesto veda į antrą upės pusę. Labai ilgas tiltas ir labai garsus tiltas, kadangi čia eismas gana intensyvus yra. Tai čia nerealiai plati upė, kur mes matėm iš to bokšto labai gerai, kai buvom pasilipę į viršų. Ir šiaip vėjas gana dar stiprus pakilęs yra, ne? Perėjom tą tiltą į antrą pusę, dabar eisim į miesto biblioteką, tik tiek, kad jinai šiandien nedirba, bet galėsim, aplinkui pasižiūrėti. Nerealiai didelė biblioteka. Sveiki atvykę į didžiausią Latvijos prieigos pastatą, į Latvijos nacionalinę biblioteką. Kaip matote, kabo 3 vėliavos. Latvijos vėliava, Ukrainos vėliava ir Lietuvos vytis. Bandysim žiūrėti, gal kažką pamatysim per langus, durys uždarytos, niekur negalim įeiti. Čia aš taip filmuoju, va tą statulą, filmuoju, žiūriu. Įsilindus vieną draugį į vidų. O ką jūs slepiatės nuo saulės, ar ką? Ne. Sakyk labas sekėjams. Labas sekėjams. Dabar biškį pavėsį atėjom, nes žiauriai karšta. Sakėm, ledų nusipirksim iš Rimi parduotuvėje sekmadienį. Tai dabar planas yra pasimti paspirtukus, pavažiuoti 2 km į priekį link KGB būstinės buvusios. Tenai yra muziejus. Tai va, pavalgom ledų ir šutinam. Pasiėmėm paspirtukus, vieną suradom, kitą suradom. Tai dabar aktyvavom. Žodžiu, darysim tokį ratą, nes mes čia vaikščiot nespėsim. Važiuojam dabar iki ortodoksų bažnyčios, tokios rusiškos. Tai va, leikim. Sveiki atvykę į 19 amžiaus ortodoksų katedrą. Mes kai nuo viršaus bokšto žiūrėjom, tai auksiniai stogai matėsi labai. Eisim pažiūrėti vidų ir pažiūrėsim, kaip atrodo, nes čia dar yra ir žiūriu sodukas toks. Vienintelė ortodoksų katedra Latvijoje. Tai einam žiūrėti vidų. Tai einam. Ortodoksų katedra taip, kad viduj filmuoti negalima. Vieną kartą pradėjau filmuoti, atėjo kažkoks marškiniuotas žmogus, sako, uždengė man į kamerą, netgi taip dėjo su ranka, sako, ne, jokio filmavimo, nieko negali.
Po to galvoju, biški užsislėpsiu už kampą, užeisiu, tai atėjo kažkokia valytoja, sako, rusiškai man sako, filmuoti negalima. Sako, jūs gausit baudą, jūs būsit išvarytas iš katedros. Po to įsidėjau kamerą atgal į kišenę. Po to vėl bandai iškart. Bet viduj man nepatinka tas smirda labai smilkalais, to kvapą aišku per kamerą neperteiksi, bet ir taip niuku toj bažnyčiai, nežinau, iš išorės tikrai gražiai atrodo, geltonas stogas, architektūriškai labai super, bet viduj taip. Ar esat matę tiek Ukrainos vėliavų vieną šalia kitos? Normaliai. Esam ypatingoj vietoj. Čia yra kongresų namai. Čia yra daug Ukrainos vėliavų, bet jos yra ne šiaip pakabintos, kadangi antroji kelio pusėje gali matyti Rusijos ambasadą. Dėl to prie tos ambasados policijos yra nemažai ir čia gali būti, nežinai, kas gali įvykti, dėl to visą laiką saugo policija. Ir antroji kelio pusėje, ten kur buvom prie medicinos muziejaus, tenai buvo piktas Putinas pavaizduotas. Tai čia aš jau taip įtariu, kad čia vyksta ir nemažai demonstracijų visokių ir visą kitą prieš karą ir taip toliau, tai žodžiu, čia tokia įdomi vietikė. Dabar einam tenai, ten ir fontanėlis, toks biški gal atsigaivinsim. Čia gerai, biški užpučia vėjukas tos lašelius. Na va, čia va gyvenamieji namai skaitomi. Čia vadinas Nyvo stilius, prancūziškai. Tai einam dabar tenai už to pastato, ten į galą, ten turėtų būti dar vienas neblogas pastatas. Aš mačiau, kad su teisėsauga kažkas. Teisę studijuoja čia. Teisės mokykla tokia, eina savo. Šitas visas rajonas tokie pastatai, tai šakės. Visi skirtingi, skirtingų spalvų, skirtingi raštai, ornamentai, visokie statulikės primontuotos prie pastatų, tiesiog atrodo įspūdingai žiauriai. Viskas. Auto aktyvuoti. Taip, tai su paspirtukais dabar pavažiavom dar nemažai kilometrų. Žodžiu, norėjom nueiti į KGB lagerius tos. 2 valandas laukti reikėjo, sakėm, neįsim. Tai teko apsisukti ir varyti atgal. Tai dabar, sakom, einam į centrinį turgų Rygos. Tai žiauriai didelis turgus. Taip, biški prasieisim, pažiūrėsim, kas gero. O turgus per tiek halių daug. 1, 2, 3, 4 halės. Kažkas skanaus pamatysim, aš manau. Na va, viena iš halių. Čia mėsų halė. Vien mėsos milžiniška halė. Na va, čia visas halės gali perėti skersai. Čia yra, visokių skirtingų nesąmonių. Žodžiu, visko, ko nori, gali čia realiai surasti. Net Maksimai yra. Va. Atėjom į turgų, kad į Maksimą ateiti. Visai. Kas eina į turgų dėl Maksimą? Nori bulvių? Aistė sakė, bandys naujo alaus rūšies. Alus su vyšniom. Biški rūgštumą, ne? Kaip skonis. Pirmoji reakcija. Rūgštus. Ką rašė, kad ne rūgštus, nestipriai rūgštus. Labiečio alus. Užteks atsigaivinimai, ne? Esam paskutiniai čia haliai. Žuvies skyrius, jo. Gaila kvapo neina perteikti, bet tai Latviai turi labai daug žuvies. Gal ne tiek, kiek ispanai, bet... Čia daugiau rūkytos žuvies, čia šviežios yra, bet mažiau. Jo, čia yra tokie kaip pas mus Lietuvoje, kaip rusniai gali nusipirkti irgi visokio velnio. Ne jūros gerybės, pagrindė žuvis, aišku. Dar prasieisim, pažiūrėsim, gal žirnių nusipirksim, nežinau. Aistė sakė, žuvies mėgėja yra. Kada paskutinį kartą valgėm šviežią žuvį? Žiemą. Ar gali būti, kad žiemą valgėm? Nežinau. Nusipirkom 0,5 kilogramo žirnių.
Va. Sakė, jis tai pirmosius žirnius Rygoj pabandys šiais metais. Inkštis toks milžiniškas, o patys žirniai mažiukai. To nesupratom iš tikrųjų. Atėjom prie stalinisto stiliaus pastato, kuris yra irgi vienas aukščiausių pastatų Rygos mieste. Va taip atrodo. Tai tenai su liftu, kai užlipi, gali užkilti, nežinau, ar šitą pakopą, kažkurios pakopos ir matos labai gerai Rygai iš viršaus. Iš kitos perspektyvos, kaip sakant. Nes mes buvom ant bokšto, bet ten bokštas ir kitoj Rygos pusėje, tai biški kitoks vaizdas, aišku, čia bus dar kitoks vaizdas. Dirba iki 22 valandos be to. Mokslo akademija. Tai dabar, žodžiu, kylam į 15 aukštą. Nu, va, užkilom ant viršaus, dabar vaizdais grožėsimės. Einam toliau ratais, nusileidom nuo didžiojo pastato. Čia į kažkokią aikštę atėjom, kur gaublys va yra viršui iškeltas. O buvom ant to viršaus. Tiksliau pasakius. Va, ten žmonės vaikšto viršui. Dabar karštis yra žiaurus. 32-3 laipsnių karštis. Ką norėt, Liepos vidurys. Tai tenka kentėti. Tai va, kokie Aiste planai dabar tavo? Kad taip slampinėjai be prasmės. Jo, rytoj kur važiuojam? Jūrmalą. Jūrmalą važiuojam, 25 km nuo čia. Rytoj taip karšta nebus. Rytoj biški vėsiau bus ir po to jau šalta. Nu ką reiškia šalta, mums jau 20 laipsnių bus labai šalta. Tai va, einam dabar pirmin. Paskutinis šiandien lankytinas objektas Rygoje, tai yra Rygos pilis, į kurią negalim nueiti, aišku, tik tai atėjom prie jos. Ta pilis ypatinga tuom, kad joje gyvena prezidentas su savo šeima, jinai yra saugoma ir prie jos ją realiai patekti neįmanoma. Tai va čia taip atrodo labai paprastai iš tikrųjų. Čia va. Vėliavų daugiausiai prikabinta Latvijos, Ukrainos ir Europos Sąjungos. Dabar egzistuoja tik tai 3 tipų vėliavos. Anksčiau būdavo šalies vėliava ir Europos Sąjungos vėliava. Dabar dasidėjo Ukrainos vėliava. Matos va viduj policijos mašinos vis ten. Antroj pusė yra tokie va bokštai, ten gražiau atrodo. Moros, kad iš upės pusės, nuo upės pusės gražiau atrodo. Nu, pasiėmėm paspirtukus. Čia va pilis paliko toj pusiai, o ten matom nelabai geri debesis. Tai reikia po biškį trauktis, nes laiko liko nebe tiek ir daug. Realiai už 10 minučių turėtų sprogti viskas. Tai reikia šutinti. Kaip grįžom, ane? Suspėjom paslėpti. Ką? Suspėjom paslėpti prie savo namų kaip tik. Tik spėjom parvažiuoti ir parpiegom ir staigiai pradėjo lytis. Vėjas žiaurus privarė visas akis dulkių. Nu, tai sakėm, kad nesėdėsim namie, jau viskas vakaras atėjo. Tai sakėm, bandysim alaus rūšis paragauti. Čia yra Porter, Pils, Vitas, IPA ir Lageris skirtingi. Jie patys gamina tos alus, tai paragausim. Mažiukai čia. Po 100 mg kaip šotai. Tai va, iš alaus ekspertinės pusės galiu pasakyti. Šitas Porter alus yra tamsus ir skonis kaip juodos arbatos pastovėjusios vieną dieną. Tai nelabai. Pils šitas yra
neblogas, bet labai atskonis toks įdomus. Saldokas toks atskonis realiai. Vit, šitas yra grynas mėžinis alus, man tokie nelabai. Šitas antras iš mėgstamiausių mano. Jame yra labai kvapas geras, toks įdomus kvapas ir skonis toks, pusiau. O šitas yra pats lengviausias lager, nežinau, paprastas toks skonis gal realiai. Tik tai, kai išgeri, pavyzdžiui, po 10 sekundžių pradeda jaustis toksai atskonis savotiškas. Bet turiu 10 sekundžių praeiti. Tai numeris 1 man būtų jaučiu šitas, antras šitas, po to eina šitas, trečias, ketvirtas, o šitas eina 5. Ką, Viktorai, valgysi? Čia paprastas burgeris su sūriu, standartinis, jie tik 2 turi. Jo, tradicinė latviška patiekalą. Ir tuo pačiu galėsim pažiūrėti Wimbledono čempionatą. Džokovičius žaidžia prieš Alcaraz. Kas laimi? Kol kas Alcaraz, ispanas. Sugrįžom sveikai į savo viešbutį. Porą žingsnių realiai mūsų mes sėdėjom, kur burgerį valgėm, tai irgi čia. Tik tai vakar sėdėjom tam bare, o mes dabar sėdėjom tenai, už kampo, kur muzika skamba. Toli eiti nereikėjo. Tai šiandien taip ir diena praėjo tiesiog Rygoj. Galim pažiūrėti, kiek kilometrų nuėjom. 16. Tai ne taip ir prastai iš tikrųjų šiandien, nes vaikščiojom. Ir su paspirtuku realiai nemažai važiavom. Tai galim kompensuoti, nes taip tai būtų 23. Tai taip diena praėjo. Rytoj nežinom vis dar kur važiuosim, bet kažkur važiuosim, bet nebeliksim Rygoj. Tai antros dienos pabaiga. Ate. Good morning in the early morning. 3 diena kelionės. O dabar čia stovim gatvėj. Čia mūsų hotelis. Konventa Seta vadinas. Atsikėlėm biškį anksčiau, kadangi pusryčiai biškį anksčiau šiandien, kadangi pirmadienį šiandien. Einam biškį iki centrinės gatvės ir šiandien, kaip ir sakiau, nebebūsim Rygoj, tai sakėm, varysim į Jūrmalą. Pasimsim Boltą ir važiuosim į Jūrmalą. Tai žodžiu, šiandien paplūdimio diena, bet nesimaudysim, bet pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas gero tenai, kas įdomaus. Kas liečia pusryčių šiandien ryte, tai irgi nieks nepasikeitė. Skaniai pavalgėm, mane. Ir restorano lygio pusryčiai. Oras šiandien irgi turėtų būti visai nieko, ne taip karšta kaip vakar, nes vakare tai buvo žiauriai. 24-25 laipsniai, aišku, prie jūros biškį. Vėsesnis oras gal bus. Tai į pagrindinę gatvę atėjom. Pagrindinė reklama yra McDonald's reklama. McDonald's dar mažai reklamų turi. Tai gražiai atrodo po... Siena. Bulvytės, gražiai atrodo. Keliausim link rusų atostogų sostinės Jūrmalos. Atkeliavom prie paplūdimio Jūrmalą. Tai taip atrodo. Dabar dar 10 ryto. Bet taip atrodo paplūdimys čia. Čia skaitos pagrindinis Jūrmalos paplūdimys. Nes čia nuo centro tiesiai yra per vidurį šitas paprastas paplūdimys. Dar smėlis šlapės, nes vakar lijo stipriai. O šiaip orelis po kol kas neblogas, debesų nėra. Kas įdomiausia, dar buvom traukinį pasižiūrėti. Nėra tvarkaraščio kažkaip nematėm pakabinta, bet nėra automato jokio nusipirkti. Yra kasa padaryta ta tokia paprasta, kur bobutė sėdi už lango ir iš jos gali tik nusipirkti, kuri dirba iki 6 valandų. Biški senoviškai, bet kaip nors. Kad ir į tualetą nueini, man kas keišiausia, irgi bobutė už langų čia sėdi, bet nieko, po kol kas neblogai. Pačio Jūrmalos miesto nematėm daug, bet apvažiuosim biški su paspirtukais. Kas daug žolių? Tai dabar gal žydi. Jo.
Na va, kokie tie šlynai. Čia varnėnai ieško gerų dalykų taškuose. O ten va eina matyt, kad žmonės eina labai toli, bet niekaip negilėja. Labai seklu. Nu, čia tokia irbiški duobė, o ten yra vėl išeina iki kelių. Kokia duobė? Nu čia va, kaip eini duobė tokia ir va ten matai smėlis. Iš čia net matos, kad čia smėlis. Ai, ten smėlis dar yra. Nu, žiūrėk, ten smėlis ir paskui tik ten, kur tas žmogus yra, ten giliai. Bet ten žiūrėk, va eina, aš matau, iki kelin. Bet čia tokia duobė. Tai atvarėm dabar, čia pasirodo pagrindinis paplūdimys. Milžiniškas viešbutis į jūros pusę, su jūros vaizdu. Jo, čia tas iš bronzos vėžliukas padarytas. Labai daug čia irgi barų ten, restoranai, kas čia tokie kavinės. Čia Jūrmalos užrašas. Su paspirtukais biškį pakeliavom į priekį, aš nežinau kiek čia, 3-2 kilometrus. Tai jo, čia jau turistų daugiau, kadangi dėl to viešbučio jau. Gelbėtojų ar yra gelbėtojai? Nėra. Baikit žaisti kaip maži vaikai ant vėžliuko. Nu. Ant vėžliuko užsilipti. Taip. Ir čia gali deginti, sagirbi. Išsitiesi savo. Oi. Taip. Išsitiesi savo ant vėžlių ir gali miegoti visą. Tik bronzinis vėžlys ir taip jisai yra karštas. Jisai kaista žiauriai. Bet dabar dar ne. Saulė dar kaip pašvies stipriau. Jo. Nu, patostogavai prie raidžių. Viktoras man neleidžia. Ką? Prie vandens. Ne, tai čia fotografuoja žmonės. Pirmasis žengimas į vandenį. Aistė įvertins temperatūrą. Po to patikrinsim internete, kokia iš tikrųjų yra. Kiek laipsnių maždaug duotum? 18. Duotum 18? Labai smėlis man. Dabar patikrinam intikį ir pažiūrim, kiek yra. Ar Aistės kojos kaip termometras reaguoja, ar ne? Taip, tai dabar esam vis dar paplūdimy ir šalia mūsų yra įdomus objektas. Tai yra sena, apleista vila. Realiai tai labai graži vila, bet aš vieno dalyko nesuprantu, kaip jinai čia gali egzistuoti ant jūros kranto, tokioj vietoj, kur yra gamtos apsauga. Kodėl niekur dabar, pavyzdžiui, niekur nepastatysi tokio dalyko, nes dabar yra visur aplinkos apsauga ir taip toliau, tu negali tokiose vietose statyti, o anksčiau statydavo ir niekam nerūpėdavo. O dabar va tiesiai ant jūros kranto tokią vilą pastatyti. Bet kaina čia irgi. Ir va, parduodu parašyti. Įsivaizduoju, kokia čia kaina ir iš vis, ar gali šitoks pastatas stovėti čia. Čia galėtum irgi viešbutį padaryti. Sveiki sugrįžę, tai va, sumastėm, sakom, su tais paspirtukais atsibodo važiuoti, ne, daug pinigų kainuoja. Atsižymėt, prisižymėt pastoviai reikia, tai sakom, dviračius pasiemam ir viską. Galėsim važiuoti iki pat galo tenai paplūdimio. Tai galvojam su paspirtuku nesąmonį tokius atstumus važiuoti. Tai va dabar paprastai su dviratuku pirmin palei paplūdimio, ne. Stabdžiai mano nelabai kokie. Vienoj pusėj stabdo, kitoj nelabai. Tai taip įdomiai. Kairiai pusėj nestabdo. Aistė su vėjeliu lekia, plaukais kedena tik tai. Slow down, sakė. Čia va, draugelis atvažiuoja, va, Maksims Galkins į Rygą.
Kas čia per priėjimas įdomus? Tiesiai vandenį priėjimas. O! Čia va toks apžiūros bokštas padarytas, užsilipti gali. O! Gali stebėti žmonės savo iš viršaus. Nu, žmonių daugėja po biškį, bet nėra perpildyta. Tarp medžių gražiųjų stovi ortodoksų bažnyčia. Rusai džiaugiasi turbūt turėdami čia. Ir daug labai mašinų vos su rusiškais numeriais važinės. Lietuvių nemažai, rusų daug, ne? Ir vilos, kokios vilos čia stovi šakis. Čia važiuojam ramiai atsipūtę sau gatvelę. Ir žiūrim kažkoks įdomus viešbutukas čia. O! Elina! Nežinau, kad Elina savo viešbutį turi. Viešničia čia yra. Kas ten sako, kad ukrainiečiai pinigų neturi, va kokios mašinos, prie kokių pastatų ant jūros kranto. Džintarų Medža Parks. Važiuojam. Visai fainiai čia padaryta. Čia veiksmo vyksta jau. Yra veiksmo, čia miške padaryta. O čia atvažiavom prie apžvalgos bokšto virš eglynų. Na va, Aistė jau pasileido į bokštą. Varom žiūrėti, kas gero čia. Grindys kiaurai matos. Vienas baisiausių bokštų, kuriame esam buvę, ne? Aš niekur nebeįsiu. Koks vaizdas į apačią? Vaizdas žiauriai geras. Ten jūra matos, va toj pusėj. Virš medžių iškėlė. Vau. Tiesiog neblogai, ne? Tos metalinės konstrukcijos nesuteikia saugumo jausmo. O kaip viskas atrodo, bet žiauriai juda, ta prasme, į šonus. Ten va kažkoks vandens bokštas yra, dar gali matyti. Ten dar vila viena iškilus. Jo. Aistė, kodėl įsikibai? Nepatangau. Jeigu jau Aistė bijo, tai jau čia jau tikrai verta. Šakis. Juda belia kaip į šonus. Nu geriau jauties ant žemės. Aišku, geriau. Ką? Čia juoko nebuvo, ne? Šitas bokštas. Ypač į tos, kai į šoninius atsistoja, atrodo irgi, kad ant žemės to. Bet ten viršui pačiame irgi, vat, atrodo, kad stovi ant skardžio. Nu, va, važiuojam sau laimingi Turtuolių gatve. Čia vien vilos iš visų pusių. Ir čia privažiavo. Alos Pugačiovos vila privažiavo. Kaip atrodo Alos Pugačiovos vila? Čia jos va įėjimas. Buldurus prospekt 16. Gali matyti. Tai nerealaus dydžio iš tikrųjų ta vila tęsiasi. Nuo ten. Iki pat ten. Ta prasme, kiek mes važiavom, čia aš dar nemačiau tokio ilgumo. Daug tik nepamatys per tas tvoras, aišku. O taip Ala Pugačiovo gyvena vasarom. O kiti nėra apsitvėrę, va, Turtuolių kvartalai. Nėra tvorų. Na, va, dar vienas paplūdimys.
Bet čia vėjuko praktiškai švis nėra, ne? Tokia ramybė. Bangos tokios apdususios labai. Geltona vėliava. Leikiam toliau, mūsų tikslas iš tikrųjų yra varyti iki pat galo ir tenai bus muziejus po atvirų dangumi. Nu, važiuojame, ne? Mišku varom. Nu va, ledų pauzijai sustojom. Kaimo parduotuvikiai tokio, kai būdavo senais laikais pas mus. Nežinau, kas vyksta. Ja, jis laukia šeimininko. Galėsim ryto. Tu prieš pusę valandos jį prie to. Nu. Nu va, atvažiavom į savo tikslą šiandien ir dėja. Uždaryta. Vienintelė diena pirmadienis. Jo, pasistatėm čia turim, sakom, kaip čia žmonių nėra, kaip fainiai, sakėm, va vaikščiosim, čia visas tas muziejus ir yra. Oras, pasaka, tiesiog žiūriu. Pirmadienis vienintelė diena, kada nedirba. Visas dienas dirba, tik pirmadieniais nedirba. Nu, taip atrodo tas muziejus, jeigu čia va taip pažiūrėjus. Po atvirų dangum. Čia gali į pastatus eiti, po teritoriją vaikščioti. Gana nemažas, čia kažkoks laivas va pastatytas ir prie pat prisirakinom dviračius dabar. Eina link paplūdimio, pasižiūrėsim. Lipam Raganų kalnų į kopą. Tai jau, išlipom ant to kalno, žiūrim, kad čia nieko nėra. Tiesiog miško takeliai. Tas čia buvo kažkada medinės lentelės išdėtos, tai dabar nuėmė lauk jaučiu išpuvo ir uždės naujas. Kaip manai, praeisim čia? Be kliučių, įkvėpgiliai, geras oras. Apsvaigs galvą. Oras labai geras. Nu va, išlindom į paplūdimį. Yra biški kopo, ne? Bet nebuvo, mes galvom, kad čia prieisim skardį kažkokį, bet nėra skardžių. Įdomiai. Paplūdimys kaip paplūdimys, nu tai ką. Mėlynikių radom miške. Tik labai mažytės. Nuo paplūdimio biškį nuėjom, užvalgiam piknikų. Tai dabar biškį jėgų atsirado, dabar gali minti 10 km vėl atgal. Orelis biški nesubjūro, biški atšalo, vėjas biški pakilo ir linuoti pradėjo. Bet tas lietus toksai 3 lašiukai tik tai tekė. Bet dabar, taip gaivu labai, nėra karšta. Romantiškai pavalgėm prie kaimo parduotuvytės. Visas traška, braška, čia detalės. Per duobę kažkokią pravažiavau, tai lenciūgas vos nenukrito, pavaros pačios persijungė. Tokius dviračius šiais laikais nuomoja. Tai nežinau net ką pasakyti. Bet realiai geresnių jie net neturėjo. Ai, sėdynė be to. Pati nusislenka į apačią. Būna ir tokių vilų va. Apleista gražioj vietoj tarp gražių vilų. Apgriuvusi. Pačią Jūrmalą grįžom į centriuką. Čia paspirtukų kalnas. Gali išsirinkti kokį nori. O čia yra Jūrmalos globus. Jūrmala. Gal jisai įsisuka, šiaip nesisuka. Jo, jisai išsisuka. Gera atrakcija. Nu
va, pridavėm dviratukus. Dabar biški pasėdėsim čia ir važiuosim su paspirtukais link traukinių stoties. Važiuosim į Rygą už €50. Saulė dingo, apsiniaukė. Žmonės džiaugiasi vis tiek gyvenimu toliau. Aistė irgi valiūdė ant kampo atsisėdus. Filmuoja mane. Ką nusipirkai? Rusiškas greitas maistas. Čia buriekas. Čia burėki. Nu. Ir gera. Nu ir ką? Ir pakeliui galim pavalgyti. Ar kaip manai, čia normalus maistas, ar riebaluotas tešlainis su gera? Žiūri, tą čiburėkai niekaip nesuvalgai. Čia ne mano vakarienė. Bet gera tai išgėri. Dabar laukiam traukinio va. Egzotiško traukinio. Mūsų traukinukas. Kiekvienas įsirenkam savo kabinetą. Koks platus, ane? Nu va, išlipom iš savo traukinuko va. Ir nustebom, kad lyja jo. Oras tai ne kažką. Suskėtis visai vaikšto. Sako, sveiki atvykę į Rygą. Su traukiniu, kai atvažiavom, vaikštom, mes galvom, kad čia traukinių stotis. Žiūrim, kad atsidūrėm prekybos centre, kaip Akropolis, o tokio dydžio Origo vadinas. Tai dar kol parduotuvės apėjom apie 2 valandas, ane? Tai pradėjom po 1, po 2 vaikščiot parduotuvę. Čia va ledų dar nusipirkau, Aistė biški pavalgyt. Labai pylė kaip iš kibiro. Galvojom, kaip nueit namo. Eisim link namų ir po to varysim į miestą dar. Kaip ir visada, kokteilis simbolizuoja kelionės pabaigą. Šįkart tikrai gražiai kokteilius padarė. Atėjom čia į tokį barą, kuris vadinasi Thirsty, prie pat Švento Petro bažnyčios. Čia prie mūsų namų, prie mūsų viešbučio 150 metrų. Tai va, tai dabar išgersim kokteilį, kelionė bus baigta, ne? Na va, 3 kelionės diena užbaigta. Atsisveikinimo kokteilis išgertas, galim keliauti namo. Rytoj dar tik tai pusryčius pavalgom ir tiesiai į autobusų stotį ir važiuojam į Lietuvą. O šiandien daug kilometrų turbūt nebūsim nuėję, reikia pažiūrėti, nes daugiausiai su dviračiu važiavom. Taip, šiandieną 13 kilometrų nukeliavom. Tai po Jūrmalą tai visai normaliai. Tai va, tai iki rytojaus. Nu tai ką, labas rytas. Mes jau išsiregistravom iš viešbučio, pavalgėm pusryčių. Tai va, 4 diena, bet ta diena yra važiavimo diena, tai kad keliaujam į Lietuvą jau. Tai va, tai galim sakyti ate, sudie ir iki kitų kartų, iki kitų kelionių. Ate, pasakyk ate. Ate.